Ar galime Lietuvą pelnyti vadinti jūrinę valstybę, kai lietuviai neišnaudoja visų šios geografinės padėties teikiamų privalumų? Pripratę prie pigių skrydžių ir tolimųjų autobusų reisų, rodos esame pamiršę, kad panosėje turime keltus, kuriais galime pasiekti tiek Europos vidurį, tiek Skandinaviją. DFD Seaways linijos iš Klaipėdos į Kylį ir į Karlshamną turi ir kitą privalumą. Suteikia galimybę keliauti ne tik jums, bet ir jūsų automobiliui, o ypač taupantiems gali pasiūlyti vos nuo po 100 litų kainuojančius bilietus sėdimose vietose. Jau 4 metus keleivių skaičius keltuose auga, labiausiai didėja pervežamų keleivinių transporto priemonių kiekiai. Čia yra viskas puikiai surašyta, čia mes turime viso 112 vietų. Tai vasaros sezonų yra labai populiaru, nes tai yra nebrangu ir žmonės labai naudojasi šitą paslaugą. Kaip bebūtų, daugelį norinčių keliauti iki Vokietijos Kylio uosto atgraso kelionės trukmė – 21 valanda, ypač jeigu norima keliauti pigiai. Kad ir daug tų žmonių čia prisirenka, bet vis tiek tai yra laisvės judėjimas, tu gali eiti ir į barą, gali eiti ir jeigu su vaikais važiuoja, ir vaikų kambarys yra, nėra nuobodybė, taip sakysim, bet tuo pačiu žmogus pailsi šičia. Kelte taip pat yra 113 kajučių, 46 kajutės su langais ir 67 be jų. Iš viso keltų gali plaukti 517 keleivių, kurie gali pasimti ir savo gyvūnus. Tiesa, jie turi likti automobiliuose. Kajutės pritaikytos pagal kiekvieno kišenę, nuo įprastinių 2-viečių 4-viečių iki prabangaus liukso. Visą plaukimo laiką klientas gali skirti poilsiui. Jeigu norisi apsipirkti kitos šalies parduotuvėse arba vežti daug dovanų, nesijaudinkite. Bagažo kiekis neribojamas ir neapmokestinamas. Čia yra visa informacija parašyta, kada žmogus gali eiti pusryčiauti, kada dirba savitarnos restoranas, kada dirba a la kartas, parduotuvė. Tiesiog jisai nebūtinai turi čia sėdėti kajutės. Žmonės visą laiką tai daugmaž taip jie nusiperka kajutę, pasideda daikčiukus ir jie eina tiesiog į barą, jie tenai savo pramogauja. Kaip ir bet kokios kitos kelionės metu, taip ir keliaujant keltų, keleivių saugumui yra skiriamas didelis dėmesys. Kiekvienai gelbėjimo priemonė yra nustatytas laikotarpis, per kurį ji turi būti patikrinta. Saugumas kiekvieno kelto prioritetas, o sąlygas užtikrina tarptautiniai standartai. Turime visus šiuolaikinius instrumentus, kad tą saugumo laive palaikyti. Kadangi laivas yra keleivinis, jisai dar ir nesenas, jam tik tai 7 metai. Ir čia įrengta visa šiuolaikiška įranga ir taip pat gelbėjimo priemonės. O įgulai tenka daug mokytis, praktikoje visą tai daryti. Kiekvieną savaitę mes treniruojamės, nuleidžiame valtis, gelbėjimo valtis, apmokome įgulą, tikriname juos, kontroliuojame. Va čia parašyta, kaip užsidėti gelbėjimo liemenės, kur jūs esate čia, raudonas taškiukas, kokia susirinkimo vieta, kur yra pažymėtos. Visa informacija yra 4 kalbom, yra lietuviškai, vokiškai, angliškai ir švediškai parašyta. 21 kelionės valanda gali neprailgti naudojantis kelto teikiamomis paslaugomis. Keleivių patogumui sukurta maisto ir paslaugų erdvė siūlo apsipirkimo galimybę kelto parduotuvėje, pavakaroti restorane, bare arba išragauti platų patiekalų asortimentą švediško stalo kavinėje. Švedišką stalą daugiau perka irgi grupės. Ta prasme, išsiperka grupės tą švedišką stalą, nes tai jie gali pasirinkti, ką jie nori valgyti ir jų pasirinkimas tas didesnis, taip sakysim. O jeigu žmogus nori į a la carte eiti valgyti, tai jau ten yra iš meniukų konkrečiai, ką tu nori pavalgyti. To pasirinkimo kaip yra, bet tiesiog čia žmogus pasiėmęs tą švedišką stalą, jis gali paragauti ir mėsytės, gali ir žuvytės paragauti, ir vienų salotų, gali paragauti ir kitų. DFD Seaways neseniai pakeitė maisto tiekimo ir ruošimo koncepciją. Nuo šiol patiekalai yra orientuoti į sezono teikiamas gerybės, maistingumą ir sveikatą, o pasiūla anot personalo dažniausiai viršija keleivių lūkesčius. Žiema mes koncentruojamės į sotesnį maistą, pavasaris kaip gamta atbunda nuo žiemos, taip ir mūsų patiekalai tampa lengvesni, ruduo derlingas metas laiko, tai daug grybų, moliūgų ir tai būtent mūsų ir yra visa koncepcija, kad viską koncentruotis pagal sezonus. Gražiu oru keleiviai gali mėgautis saulės voniomis ir romantiškais jūros vaizdais atvirame denyje. Keltų bilietams įsigyti naudojama dinaminė kainodara, kai kaina keičiasi nuo pirkimo laiko ir kelto vietų užpildymo.
Lietuviai įpratę, kad kuo anksčiau nusipirksi bilietą, tuo pigesnę kelionę įsigys. Įskaitant 20% nuolaidą šeimoms, taikomi ir specialūs pasiūlymai kaip keturvietė kajutė ir automobilis. Tiesa, kiekvienais metais bendras kainų lygis mažėja, nors laivų kokybė ir greitis didėja. Nors mūsų šalyje nėra keliavimo jūra tradicijų, tačiau didėja ne tik dirbančiųjų užsienyje skaičius, kurie automobiliais grįžta aplankyti šeimų, bet ir keliaujančių turistiniais tikslais. Anot personalo, vasara yra geriausias metas keliauti jūrą atostogų, ypač su visa šeima, automobiliu ir netgi augintiniu.